Labą dieną. Kaip ir minėjau praeitą seriją savo, kad padariau apžvalgą savo Ramo Balto ir minėjau, kad atvykęs į Ameriką turėsiu vieną tokį gražų žaisliuką, kurį apžiūrėsiu, palyginsiu skirtumus ir kaip jisai važiuoja. Turim Dodge Ram TRX 702 arklio galios, išvaizda jo tiesiog tobula, įspūdingas. Ta prasme, lyg ir atrodo turėtų būti tokia pati mašina, bet visiškai nieko tokio bendro neturi, tarkim, su mano Ramu, nes žibintai lyg ir panašus kaip Limited variantė yra, bet bumperis visai kitas, sparnai pūsti šitam eina. Apie variklį aš jau nekalbu, kad čia 6.2 Superchargeris ir kaip jisai dirba. Ratai, amortizatoriai, galiniai sparnai išpūsti gerokai, jo pati važiuoklė stovi plačiau visa. Asmeniškai jo man išvaizda yra tobula. Ta prasme, jeigu aš su juo dabar pravažiuosiu gatvėmis, pasižiūrėsiu, kaip jisai elgiasi su tuo 6.2 motoru ir aš galiu pasakyti, kad aš jau beveik jį įsimylėjau ir tai yra tas automobilis, kurio aš norėčiau, nes dažnai savo užduodu klausimą, kokio aš dabar galėčiau norėti, kokį automobilį turėti. Taip, kai aš jį gyvai pamačiau, apie jau pačiupinėjau, tai galiu pasakyti, tokią noriu. Va šito noriu, šito daiktą noriu. Kas liečia interjerą, tai galinė dalis negalėčiau pasakyti, kad kažkuo tai jinai išvis praktiškai nieko nesiskiria. Sėdynės turbūt priekį vaikšto ir čia, jo, ir čia pirmin atgal vaikšto, Limited irgi vaikšto. Reibal pas mane, mano tom baltam komplektacijoje, jis sėdynės nevaikšto gale. Čia gali pavažiuoti biškį, atsilošti labiau ir taip toliau. Visas esminis dalykas, kuo skiriasi, tai čia yra Alcantaros detalės priekyje. Čia yra porankis Alcantara. Kiekvienas Ramas turi va tokį išmuštą ženkliuką su VIN numeriu. Galia yra parašyta variklio. Šitos vietos yra Alcantara, ko nebūna nei Limited, nei kitose komplektacijose. Ir bėgių svirties. Paprastuose stovi čia bumbulas. Čia jau yra rankinėlė. Man asmeniškai tai yra gerokai patogiau. Nežinau, nes kai tai yra rankinėlė, kelis sykius esu nebėgiai įjungęs savo garsą pasigarsinęs. Skydelis prietaisų. Jisai yra pilnai ledinis skydelis. Tai dabar to, ko nėra, negaliu atsakyti nuo kelintų metų, bet jo, jau yra opcija, kad galima pasirinkti prietaisų skydelį, bet šitam jau yra pilnai ledinis skydelis, kas irgi duoda žiauriai daug man žavesio. O ką visą kitą, čia maudai TRX galima pasirinkti, sportas, bekelė ir panašiai. Ką pastebėjau, kad nėra dviejų varančių, kaip kituose, tarkim, pas mane gali padaryti tik tai, kad galas varomas būtų. Čia to nėra, čia visą laiką maksimaliai, ką gali susimažinti, 4WD auto mygtukas, bet kad tik galas būtų, nėra. Tai aš ir tikiu, kad su tokiu motoru toks monstras, jam su dviem tai nebūtų ką veikia. Va, iš esmės, kaip ir viskas panašu, bet tos visos va tokios va detalės, viskas, jis padaro man visiškai kitokį vaizdą. Kas yra neįprasta su šito veidrodėliu. Jis yra ekranas, gale stovi kamera ir tu visą laiką matai vaizdą tik tai jau kas yra tiesiai gale. Teoriškai, čia kaip pavyzdys, kai pas mane yra mažas vaikas, aš važiuodamas savo mašinoje pasižiūri per veidrodėlį, ką jis veikia. Pasižiūri, užmeti akį, miega, nemiega. Čia to negali padaryti važiuojant. Aš nežinau, dabar ekranas kaip veidrodis, bet kai važiuoju, aš nežinau, gal čia iš tikrųjų ir išsijungia, dar reikia pamaigyti, nečiupinės tokio, tai nežinau.
va, toliau viskas, panorama yra. Važiuojam, prisivažiuosim, pasižiūrėsim, kaip jisai elgiasi gatvėse. Kaip jo tas daro, kaip jis važiuoja. Lekim. Prasivažiavau su tikrai geru žvėriuku aparatu, žiauriai gerai reaguoja į paspaudimą pedalo, tik pūkšt ir iškart šauna. Nėra jokių palauk lyginant kaip su 5.7. Dabar gal net nereiktų lyginti čia tų dviejų mašinų, nes jos yra realiai šiek tiek iš išvaizdos panašios, bet visa kita tai skirtingos jos yra. Tai sakyčiau, atsakiau savo į klausimą, kad taip, tikrai patvirtinau, kad tikrai tokio aparato norėčiau ir manau, kad tai bus mano tam tikras tikslas kuo greičiau tokį įsigyti. Teoriškai šnekant, tai metų bėgį reikia pagaudyti aukcione už gerą kainą, nors aišku, kiek sykių nebandžiau žiūrėti, tai jie brangus ir detalės jų labai brangios, realiai. Jeigu ten būna pakaba pažeista, tai žiauriai brangios dalys. Dabar tiksliai negaliu pasakyti, bet man atrodo apie 2000 vien tik tai amortizatorius kainuoja. Tai jeigu būna išlaužta pakaba, tai sakyčiau skausmingas dalykas ir labai greitai kalkuliuotųsi kainą. Bet jeigu dabar žiūrint apie tai, kad kaip pravažiavau, kaip jinai ant kelio stovi, kaip jinai trauka jos ir panašiai, tai man padarė labai didelį įspūdį. Iš pat pirmo karto įlipus tai atrodė kažkokia kietoka jinai, gal kažkaip ne taip, gal tas buvo šiek tiek baimės toks jausmas, tai paspaust, bet po to ilgiau pavažiavau, tai jo, visgi aparatas geras. Daugiau net nežinau nei ką pridurt, nei ką pasakyti. Eisim bandyti aukcionuose ieškoti už gerą kainą ir nupirkti tokį variantą. O gal iš jūsų kam nors įdomus toksai variantas, tai galima paieškoti, nupirkti galiu ir pristatyti į kiemą. Labą dieną, Sigitai. Kodėl sustojote ir atsilikote nuo visų? Ką jūs veikite telefone? Bandysim nupirkti Dodge Durango SRT Hellcat, nes tuo netrukus jo eilė bus. Amazing mašina. Apa! Nieks nestato. Bent prisiliesti prie knopkių. Vieną kartą buvo.
tokį monstrą. Aš rytos nepasitikrinau, reikėjo per Carbid Helperį pasitikrinti. Tengi viską kuo puikiausiai parodo. Gal nerizikuot? Tai pažiūrėjau, aš tai galvoju, kad tu jau daugiau ir nebesakysi, žinai. Kad, žinai, už tokią sumą, už mašiną, kurį daro. Kenelė? Nu, čia tampa nervukus. Ką tampa? Nervukus. Bet man keista kartais būna, ne? Taip sustoja liktai, paskui ir vėl liktai sustoja. Čia kaip žvejybai. Ai, priplaukia, pasijungia daugiau. Aš kažkaip įtariu, kad normaliai turėtų, dar turėtų kilti. Iki 10, manau, kad turi pakilti tikrai. Žiūrim. Žiūri, Kanadą nori. Ką, neturi ten pas save tokių? Nu, turi, čia apskritai retesnis modelis toksai oceane. Nėra taip, kad atidarai, kaip, pavyzdžiui, ten 5-7 daug. Tada reikėsi pagal, o čia jau toks modelis yra. Jau 10 pasieks. Ir mušimas mano tema turėjo būti toksai iš lėktuvo partytas ant snapo. Bet... nori. Pastatyk 15 reina užsipirkinė. Gerai, pastatyk. Po tavo paskas jau šiek pasibaigė. Sėdėdamas ryte namie radau šalia mūsų savanoje aukcione yra Camaro 1.6.2 varikliu. ZL komplektacijos, tokie nieko, kadangi jinai nelabai toli, tai nutariau nuvažiuoti, pasižiūrėsiu gyvai, apsižiūrėsiu, ką galima statyti. Ir dabar žiūriu, kad jos kilometražas yra 0 mylių parašyta, tai nenoriu padaryti klaidos tokios pačios kaip su Durango SRT, kur norėjau irgi bidinti, bet nespėjau pasitikrinti per Carbid Helperį, kur yra labai žiauriai patogu pasitikrinti rydą, visą istoriją automobilio, tai tiesiog nukopijuoji VIN numerį, spaudi ir visa istorija yra. Carfaxą įsitrauki, ten kiek šeimininkų, nu tikrai viskas yra žiauriai patogu, visa istorija ir panašiai, tai norėjau susižinoti, kiek rodo mums ridos šitas automobilis. Taip, žiūrim, gaunam. Taip, 20 metų, 2 šeimininkai, mušimas yra ir aktualu labai man yra rida. Taip, tai matau paskutinį įrašą 22 metų, 10 mėnesio, 29 dieną buvo 24 000 mylių. O įvykis atsitiko 23-4 mėnesį. Tai per 5 mėnesius neturėjo ten daug įvažiuoti, aš taip įsivaizduoju, kad jo rida bus apie 30 000 kažkur tai mylių. Tai variantas geras, lekiam pasižiūrėsim tada. Labas rytas, na ką pas mus pirmadienis prasideda nuo Cargo Loop pakrovimo aikštelės, kur yra mano 2 automobiliai, kuriuos noriu pasižiūrėti atidžiau prieš pakraunant į Lietuvą, susižiūrėti gal dėl detalių kažkokių, tai kažko tai reikės nusipirkti, tai kad būtų taip atvažiavo mašina, detalės yra, viską sudedi ir į dažyklas, į kebulinius ir taip toliau viską. Ne, atvirkščiai, į kebulinius ir tada į dažyklą. Tai vat yra 2 variantai, vienas Dodge Durango, kitas Jeep Wrangler. Tuoj kažkur tai turėtų mums čia privežti Dodge Durango, pasižiūrėsim. O po to apžiūrėsim Jeep Wrangler, kas čia per aparatai gavosi pas mus nusipirkti. O prieš tai dar galim prasėti per visą aikštelę, kaip čia viskas vyksta, kaip krauna, kaip konteineriai, panašiai. Čia į vidų užeisim ir šiaip kažkokių tai mašinėlių pasižiūrėsim, kas ką perka.
TRX eina, pasižiūrėsim, su kokiu mušimu, ką nuperka žmonės. Per Carbit Helperį galima bus pasitikrinti, už kiek nupirko šitą TRX. Pasižiūrim, man labai jisai čia aptrankytas. Šitas šonas kaip ir sveikas visas, viskas čia gerai. Čia va gavęs gerokai. Aha, įdomu. O, atveža mūsų Dodge Durango. Apsižiūrėsim atidžiau dabar, kas jam ir kaip. Gerai. Viskas tik tai. Nu ką matom, ką mes čia matom? Šitas šonas. Čia durys geros. Čia biški pabraižyta. Nu, sparnas tai aiškus. Jaučiu, kad reikia nusimti žibintas. Iš principo, tai žibintas stiklą pakeitus realiai kaip ir geras. Laikikliais gal, nu va vienas laikiklis, bet realiai tai viskas tvarkoja, galima sutvarkyti šitą žibintą. Tai gera naujiena, bet jį reikės nusekti. Atsinešim įrankius. Žiūrim toliau. Normaliai čia tiesiog išplėšė tą skardą. Okay. Gerai, dangtelis yra. Į vidų įdėsim. Tai bakelis gavęs čia. Aplaužta. Taip, čia gerai. Čia vietoj stovi. Variklis irgi vietoj. Biskį užspausta. Gerai. Lonžeronas nusuktas. Pusašis. Ok, pakaba visa, reikia šitą šoną nepirkti. Čia dabar ką mes turim. Viena tik tai dalelė lonžerono palenkta. Tai aš galvau, kad ir čia bus nuėję, bet šita pusė nenuėję. Viskas gerai. Ant pakabos iškart galima statyti. tą vietą tik tai reikia ištiesinti. Ok, su šita pusė aišku, o šita tiesi lygiai. Iš principo, iš priekio visiškai nieko baisaus nėra, tai realiai nusirinkus visą tą dalį pasikeičia, tas lonžeronas išsitiesina, nes irgi nedaug, tik tai atrodo baisiai, bet iš tikrųjų nedaug labai palenktas. Tai viskas gerai. Ir šitas šonas yra baisesnis, tai abiejos durys ir čia man nepatinka. Bet čia nieko baisaus nėra. Reikės sutvarkyti. Taip, čia tik nubraižyta, slenkstis įdaužtas ir čia, bet čia ne tragedija. Čia biški palankstyta. Aš manau, kad čia geras variantas, kadangi aš tikėjausi, kad iš priekio bus žiauriai labiau suvarytas ta pusė lonžerono, pasirodo jisai šiek tiek tik tai palenktas ir pakaba išmušta. Tai iš principo sutvarkius lonžeroną, dar ne faktas gali būti, kad ir variklio nereikės išiminėti. Tai pranoko lūkesčius tą, ką stačiau ir tą, ką gavau. Tai reiškia geras variantas. Tokia vieta. Aš galvojau, kad dėl šitos vietos gali būti stoikė pastumta, bet ne, tik tai vyris pasuktas, bet tai čia atsilaisvina ir vietą atsistovi. Šitos durys užstrigusios nei iš vidaus, nei iš čia atsidaro, gal trosas kažkoks tai numuštas. Ok, čia viskas smulkmena, bet iš tikrųjų tai labai geras pirkinys už tokią kainą, 21 metų, 5,7, maža rida. Tiksliai dabar nepamenu, bet man atrodo kažkas tai apie 50-60 tūkstančių kilometrų, jeigu neklystu. Net ir žibintas iš tikrųjų tai nesutrintas, nesudarytas, tai galima bus korpusą su stiklu pakeisti ir žibintų pirkti nereikia. Geras, ok, tai su šita mašina tiek, apsižiūrėjau, plius minus, nu dar reikės apsirinkti, čia paprašysiu raktų, gal duos 10 galvutę, atsisuksiu. Dabar reikia eiti pasižiūrėti dar vienas Wrangleris, Jeep Wrangler 16 metų,
baltas, degęs. Pasižiūrėsim, kiek jisai sudegęs po kapoto. Tas pirkinys ne mano, tai laukim, kol atveš. Va, paklausim, kur stovi, parodė, kur stovi, sakė, jeigu reikės, atitrauksi mašinas, išvešiu, bet einu pasižiūrėti, gal mums užteks ir tiek vietos, kiek čia bus aplink ją. Štai mūsų angliukas. Įdomu, čia atsidarys, nepridegė, ne, pabandom atidaryti. Oje. Na, čia jau nieko gero. Čia jau. Visas juodas. Salonas. Degėsis jaučiasi, bet šiaip tvarkingas. Nematau kažkokių tai tokių, kad būtų kažkas tai. Nu, iš esmės visą priekį pakeitus su visais laidynais, su kompais ir panašiai. Ir važiuojantį bus tvarkinga mašina. Kilimukai yra. Šiaip tvarkingas iš vidaus, viskas okei. Ratai gražus. Ten nesudegė. Net oras yra iš ratų. Ką mes čia daugiau turim. Bamperiai tokie. Šiaip tvarkingas pakankamai, kiek matau, nei dažinėtas, nei nieko daryta jam. Ok, ir sarginis toks pat ratas. Čia tokio baisaus su juo nėra. Ta prasme, tai, kas yra po kapotu, yra viena, kad čia viską reikia, absoliučiai viską keisti reikia. Tai vienas dalykas, bet salonas tai pakankamai tvarkingas, tai kaip ir nieko blogo nematau. Ką, tai tokie mano pirkinukai. Laukiu dabar, kol jie bus Lietuvoj. Žiūrėsim atidžiau, jau išrinkinėsim, ypač Durango. Atvykome į Koparto aikštelę. Einame ieškoti savo variantų. Pirmas variantas yra Camaro, kurį susiradau. Čia jau mano tema. Taip, ketvirčio abiejų nėra. Apsižiūrim. Ketvirčio nėra. Oje. Antro nėra. Ir įdomu, kaip ten, kolektorius sulaužytas, viskas sulaužyta. Laidai nukarpyti. Geras aliuminijai laidai. Žiūrėk, atsidaro duris. Kas čia viduje? Įdomu, kam čia išrinkta. Įdomu, ką čia jie žiūrėjo. Kas čia gerai. Ar čia tiesiog viskas išsiardė? Aš netikiu, kad išsiardė. Smūgė. Na ja. Kaip ir nieko gero čia su šitą mašiną. Sustumta visą. Neverta. Čia visas kėbulas keitimas. Kėbulo. Čia viskas. Vadinamas kumpis. Sustumtas. Bet taip jau gerai.
Nors jinai ir šiaip kaip popierinė yra ten. Man keista, kad panelė, negi čia taip nustumta. Gali būti, kad ir nustumta motoras. Tai. Žodžiu, nieko gero su šitą mašiną. Neverta jau čia ją kažką investuoti ir pirkti. Nuotraukose irgi baisiai atrodė, bet ne taip baisiai, o čia jau tokia pavargus. Gerai. Kito varianto ieškoti reikia. Apsižiūrėti. Labai patogu, ne? Kai esi vietoje atvažiuoji, pasižiūri ir nusistatai, kokią kainą statyti. Varau kito varianto ieškoti.